Nu, zdarova. Einu, karočią, po mišką pasivaikščiot. Nu, čia kur išvartė į visą kitą. Einu, kažkas sužibėjo akyse. Ogi žiūriu. Laužas dega. Ir nieks to laužo neprižiūri. Normaliai. Tai man toks natūralus klausimas, nu, ta prasme, normaliai čia. Tipo pušynas, jaunas ganėtinai, čia matai, daug medžių neišvartyta. Nes toks gal kokie 10 metų pušyn, nu, 15 gal. Bet, nu, laužas savo hodų. Čia aplinkui negyvos dvasios, galvojau, gal žinai, samagoną kas nors miške verda. Bet ne, čiūju čia, medkirčiai tie, žinai, pasišildyti atėjo. O ką daryti? Ta prasme, čia normalu. Regioniniam parke Žagarės ir deginami laužai. Be priežiūros, be nieko. Nu, gentviliukai, žiūrėk. O kas bus, jeigu čia, aš nematau, čia kad būtų kažkoks akmenys va sudėti, tada ten kažkas. Čia bent apmyžt galėjo. Ar čia tipo taip romantiškai eini po mišką pasivaikščiot. Žiūri ugnelę, laužo šviesa tamsoje. Fainiai, šilta. Vidury mišką. Be priežiūros, be nieko. Ateini. Tipo va taip va. Kur čia man to šunį prikabinti? Šunio užkabinsiu. Neužkabinsiu. Darai. Kalbėtumėtis liudininkai. Nu, nenavirsi. Normaliai. Nu, kad ir bus tam sniegė spyglių kažkokių įsivėlusių. Bet vis tiek. Višis tas. Sakant, kas po ranką. Na jau su tuo ir gesinam. Su sniegu. Su naujais batais. Tikrai nesitikėjau toks nesąmonės pamatyti. Pidarasai. Kažin, kas čia atsakingas. Labai įdomu, kas čia toks atsakingas ir už visą šitą blecto. Tada su naujam pirštinėm.
kai sakant, tą miško paklotę, aišku. Toks iš manęs ir skaut, žinai, yra. Bet aš su žemėm užgesindavau. Va su žemėm čia. Pabandė gal gesinti. Mane čia aptirpesnė. Dešrelės valgė. Parodykim. Ne, aš nieko nesakau. Gal čia pasipistatėja. Prezervatyvus palika savo. Pidarasai. Nu, kaip, popieriuks kažkoksai. Čia. Riešutų. Čia va kažkokies išnara. Ką čia jėdė? Bulves jėdė ubaks. Biški šiukšlių paliko po save, žinai. Ir toksai karpenai. Karpenai. Į variants, kai sakant, nereik pavyzdžiui deginta, ne, tos technikos ar dar ten kažko. Kodėl, pavyzdžiui, tie žmonės, ir čia toks Akmenės rajone toks karpenai. Tai su tėvu, kai šnekėjau, kadangi tuose apylinkėse, Žagarės, netgi yra toks mūšos tyrelis, ten partizanai slėpęs pelkyns. Ir tam pelkynė karo veiksmai, kai sakant, ten partizanai kodėl savo būstinę. Aš ten nedaėjau, bet, bent jau taip prašo, tai savo būstinę turėjo. Čia va tėvo veikėjai, kur čia tas krūvas musiek palika. Tai tokius bibgaliukus nusipjaustė. Jeigu tas miškas užsidegs, aš žinau, kas bus kaltininkas. Aš bandžiau ten su sniegu, ta prasme, biškį pagesinti. Finfeliaus nesinorėjo traukti. Parodyt kaip, ir jo labiau išsimyžiuojęs, išėjau į mišką, kad neužsimanyčiau. Pasirodo, kad klydavo čia, matai, trukdė medis. Ne išverts, ne kuo. Trukdė pravažiuoti. Čia technikai, nes, takelis, ta prasme, jį išmakačiuolins, išminkyti. Tai viens trukdė. Kai sakant, galim ir šitą nurašyti. Tas irgi trukdė, matai. Tas irgi trukdė. Ir tas matas. Tas trukdė. Iš likučių laužas susikūrė. Pravažiavo. Kai sakant, o jūs nepatenkinti, kad aš keikiuosi. Tarkim, kai kurie veikėjai buvo nepatenkinti, kad aš keikiuosi, statė kažką. Tai apie karpenas. Tai ten vyko, buvo ir intensyvių mūšių, ten miškai aplinkui. Man tėvas pasakė, ten pavyzdžiui, iš tų karpenų apylinkės ir netoli, virtų lentvių daug toj Lietuvoj. Tai tuose apylinkėse netgi biškį judės, nes šunį vedžiuoji. Žmona neparvažiavo, Gal. O gal bajobai važiuoja tie, kur miško karočią. Su džipu kažkoks vietinis geziuks. Arba ne vietinis. Tai, bedokai. Tai tuos karpenuose. Karočią, kadangi buvo mūšiai. Ten kulkų daug yra. Skeveldro. Skeveldro. Aplinkosaugininkas.
O, miškų urėdėja. Urėdėja. Labą dieną. Reikėtų ant kapoto tą valstybinę miškų urėdėją užsidėti, nesimato, galvojau, čia gal vietinis. Nu, bet vietinis. Žiūrėk, jau vedžiau šunį. Aš čia save filmuoju, pafilmuoti, žinai, Facebooką įdėsiu, žinai, žmonės, kad žinotų. Man taip šviečias, kad tie veikėjai, kad reikia pjaun visus tos medžius, tenais, va čia bišk pavažiavus ir toks į kairę pusę nusukims, nu išvažiavims, ta prasme, ne pati sankryža, bet čia už kokį 10 metrų, žinai. Yra nusukims į kairę pusę, į tenais aš pastebėjau, kad laužas įda priežiūros. Nu, aš sakyčiau, čia tik dalbajoks gali tokį dalyką padaryti. Mūsų, nu, ta prasme, pjovė, mišką susišildyt, bet bent jau apnyšt gali. Kaip suprantu, Jo, aš ką suradau, žinai, sniegą čia, nu, parankiniais įrankiai, žinai, pats išsisisiuojęs jau buvau, tai nesugebėjau. Bet sakau, gal ten žarijas, tai faktas, kad ir likę, žinai, dūms irgi kyl. Tai sakau, nežinau, gal jeigu turi mašinai vandens, tada ten kažkuo, žinai, arba biški. Jo, nu dabar atviros liepsnos nebėra, žinai, aš. Bet žinot, sniegas iššals, neturėtų įsidėkti. Tai čia nedurpins yra. Nu, bet žinai, kai sak, prezervatyvai nebūtų išrasti, jeigu būtų vis saugu. Čia matai, jaunolins yra, nemanau, kad čia kažkas. Vat jeigu durpinas yra, tada tai padaba iššals sniegiuks. Nemanau, kad čia. O čia kokia priežastis, jeigu man vis tiek įdomu, ta prasme, kodėl čia tas skirtims, nes praeitais metais skirto tenais, dabar čia vapšė. Visur mes skardam. A tu buvai prieš tai atėjęs čia? Jo, nu tai aš 3 metai čia gyvenu tos apylinkės. O tai Jovartų buvai atėjęs čia? Nu, mačiau, kad dirbdavau. Tai va, Jovartus buvo tada įkertama. O čia yra privatininka. Ir žmogui čia irgi išlaužė tie vėjai. Ir jisai va nusisamdė kažkokią privačią įmonę, atvarė, va, matai, šakas trauk, pagražintą miškelį. Bet tam, tai va čia va tuo takeliu pavažiavus, nu nežinau, čia paeidžinai 10-20 metrų. Ne, tai neuždegs. Tikrai, tokiu laiku, žinokit, mes miške kirtėjai, iki kert irgi, įsivaizduokiu, sušyli, po to atsisėtų, šalta yra, tai jie užsikur tuos laužiukus, supranti, tai va, tokiu metu yra pats tas, bet va, kai kiti pavasarį arba vasarą užsikur, tai čia yra pats baisiausias dalykas. O čia nedurpė yra, čia ne aukštapelkė, neįsimet po apačią. Esu gesinęs bent 7 sykius jau aš. Nu, bet jau geriau, žinai, išvengėsi. Ne, tai fakt, bet visi degimai būna vasarą arba pavasarį, nes kai tu užgesini laužą, žarijos būna įsimet į tą dirvožėmį, supranti, ir pradeda medžių šaknis degti, tada jau yra blogai. O čia, kaip sakyti, sniegiuks yra šalnikė, vėja nėra, tik čia labai... Na vis tiek, čia dabar ta populiari aktuali tema, žinai, kad čia visi stradalini, kad visus miškus iškirs. Nu, toks vaizdas susidarė. O pavyzdžiui, aš pats iš Beržnių pusės esu, pas mane, aš kertu į metus 18 000 kubų, supranti, tai grinai, kur jau yra pribrendę medynai, aš juos iškirtau ir vat mes parduodam. Čia nieks nebūtų kirtęs, čia yra 3 grupės miškai ir čia tikrai tik tai sanitarijos. O 3 grupės ką reiškia? 3 grupės, ne tai, kad saugoma, bet paprasčiausiai šitie miškai, ūkinė veikla yra apribota pavasarį, negali čia nieko daryti, nes paukščiukai, visokie ten, po to pagrindė tai gaunasi nuo kovo mėnesį iki pat vasaros. Nuo vasaros jau gali pradėti čia kažkokius skirtimus daryti. Bet čia, atsakau, retai, čia dar, kaip sakyti, nelabai pribrendę medynai buvo. Bet atėjo čia ta audra. Nu, čia dabar ne, aš tai nežinau. Nu, tada, kai vasaros gale, kai buvo, tai čia 3-4 mėnų ir pjaun. Tai va čia ta, kai audra praėjo, tai čia tai dar nieka. Čia 15-18 tūkstančių išvertė medžią. O Daunoravai 30 tūkstančių. Tai iš viso kvartalais. Įsivaizduok, tik valstybinė miška, kaip sakyti, pinigai gul, o nieko nedarai. Ir žmonėms Bet tai paradoksas, mediena neatpigo statybinė. Tiek medžių, vat juokinga, rastai pigus, viskas pigu, bet statybinė neatpigo. Tas kažkoks įdomus yra. Vos nepirk rastus, ne? Kas? Vos nepirk rastus ir pats pjaustykis. Nu, tai taip, išpjovims, kiek žinau, dabar šiai dienai 30 eurų kubas. Tai va, o parduotam
pjautinę po 2 su viršum, 100, tai kaina yra. Nu, supratau. Gerai, kai sakant, atlikau savo pareigą. Dėkui, kad sustoji. Iki. Nu va, kad žmogus nesibaidytų. Tikiuosi, kad girdėjot visą tą. Einam, galiukai. Einam, gyvulėlį. Tai va, nu žmona mūsų negrįžo. Tai va, vis tik ne vietinis buvo, nu, kaip ir vietinis valstybinių miškų urėdėja. Urėdas. Tai kai sakant, važinėjęs žmogus mūsų eksteb, žiūr, kiek iškirto, visi pasibaisėja, nu šiaip baisu iš po tuos visos. Kaliuka. Iš po viso to vėjovartas, nu, iš dabar, to prasme, einu pasižiūrėti. Bet, nu, kai sakant, to tiem nepatenkintiem žmonės, kas žiūr tos visus reikalus, kai sakant, kas ten sak, nereik pult ten deginti, technikos dar ten kažkas, nes, nu, jūs automatiškai reiškia kenkiat. Geriau pasodinkit medžius, nusipirkit žemės sklypai, užsodinkit medžius, o jums bus miškas privatus, jums nereikės nieko daryti. Ta prasme, nu kaip, prižiūrėkit tą mišką ir viskas. Tai vienas dalykas, o kitas dalykas būtų, kad čia dahuja technikos, žiūrėk. Čia gal įstatymus nedraudžiama vaikščiot, man taip po. Tai jis užkalbins, pašnekėsim, uždėjau pasižiūrėti. Čia realiai pavojinga daras, ne tai, kad mišką nebėra. Bet čia realiai pavojinga daras, nes medžių tiek sukrauta 5 aukštais. 5 aukštais medžių sukrauta. Tai va, geriau yra tos balkius karpienas, va ten kaip yra. Tai kai atvažiuoja kitų į lentpjūves, sak, negali, ta prasme, žinai, nenorim priimti, pažinai, bet čia daug, čia protokolus gal rašo. Eina savo mišką, nebėra, žiaur, skirciklinkas, važinės, baisu. Tai va tokie dalykai. Tai va, sakė, iš kur mediena atvežta. Tai žmogus, jeigu pasako, kai iš karpenų miškų, tai sak, važiuok nafik, sak, su savo to medžiu. Sak, nes karočią, nes ir toks reikals, bet čia tų medžių kirtimų čia buvo ir prieš visą tą vėjovartą. Bet saky toks reikals, kad jį daug tų skeveldrų. Zeimeriai visokie, žinai, tenais, kur lentas pjauna. Nu, čia taip vis eini, karočiai, va, mišką nebėra. Pizė. Eina, na. O taip atrodo. Kaip pro cechą eina. O taip atrodo. Ir to kelio dar daug, tiek. Gal neįs kameros. Pasivaikščiosiu šį vakar, pasižiūrėsiu. Neprisiknisa prie manęs. Nenorėjo bendrauti. Oi, beliukai. Stebi situaciją, kad šuvo ant pavaduką nešiktų. Tai va. Ir, bet va, praėjo pakakus. Ant laužą galėjo, čia visai normali eglė buvo. Va, bet jau pažymėta yra. Ne eglė, pušis. Eglė. Smulkiais lapeliais. Smulkiais šiaudeliais. Tavo ir toks dalyks, jis sako, karpenuose nepriėm tos medienos, nes ir daug skeveldrų. Nu, tai kai sakant, vienas iš patarimų, kam nuostolį daryti, ne? Nu, jūs nueikit vinių prikalinėkit, 100.
šimtinių. Viskas. Prikalinėjai tų vinių, sakrastai guli, nu į pardavinėjai. Nu, čia va, buvo miškas, nebėra miška visiškai, va, 5 medžiai liko. Nu, nieko, fainiai. Fainiai. Aš nežinau, kur grybauti reikės, nu, reikės važiuoti. Žmonės varo maistą, kas Vilniuje gyven, ten Kaune gyven, varo į Lenkiją. Nu, lietuviai varys, karočią. Normaliai. Medienas, karočią, aukštais. Kokių 5-6 metrų aukščiai. Medienas tai daug, va. Milžiniškas kiekis. Aš čia buvau tą miškę, ta prasme, šį pavasarį. Vasarą. Buvau tą miškę. O šitą miškę, tai tas katras visas guli čia. Čia buvo miškas, mes su žmona net nelindom į tą mišką. Nes buvo ant tiek tankus, ta prasme, normaliai čia pavirino. Žinau, tik tais vieną kirtimą ten toliau yra. Bet ta miškė grybo bus, nežinau, bet čiūjų bus labai giedras, ta prasme, miškas. Ypač va tokias vietas. Vieną kitą eglę vidury laukų stovėsi vis. Klausims, kad žinai, čia kas nors rūpinsis atsodinimu. Man atrodo, kad nelabai. Kažkaip linkęs esu suabejoti tuom. Labiau linkęs esu suabejoti. Tiesiog, kaip. Va tiek, va. Tai prikalinėkit, šimtinių. Sprendinės tokias vinius, 100, 120, 150 vinių. Nuvariai saujelę sukaliai, kas ten dėžė kainuoja 5 eurai, 6 gal eurai. Bet viena veinės išlauž vieną dantį. Ir viskas, jeigu jum nepatinka, kai sakant. Jis ten viens sako, oi, čia prisidengdami tipo to. Ale visą, kad čia krašto gynyba, visą kitą, ten molotovo kokteilius, ten kotletus, karočią kept kaip reikia, visą kitą. Tik dalbajops gali sugalvoti kariauti. Dalbajops, imbecils, kurį patį reikėtų nušaut nachren. Tiesiog už tokią mintį, už tokį nesąmonį, ta prasme, tiesiog. Nori karą, pys pakorę, blėti, viskas. Pakabini lentelę ant kaklo, ant to pakaroklę, pakabini lentelę. Šitas žmogus norėjo karą. Psi, labai greitai tai, ką žinokit, būtų pasiekta. Labai greitai. Nu, šitą kirtimą tai aš atsimenu, ta prasme, jisai čia buvo, bet miškas va buvo čia iki kampų. Čia buvo miškas. Nu ir matos, kad ten, karočią, mišką jau nebėra, nu toks. Čia buvo gabals miška, ten buvo kirtims, jaunuolyns toksai nedickas. Bet čia, va, ta prasme, miška nebėra. Aš abejoju, kad čia taip ta vietra įsibėgėja. Čia tiesiog ir kad bent kažkiek, žinai, iš tolo, ta prasme, kad tiek išpjovė, tiek iškirta, man tokia nuomonė susidarė, žinai, kad nuo gatvės nematytum, žinai, tai vat, kas 10 metrų vat, po medį palikt, žinai, čia medžiai, tipo, ten, žinai, o iš tos pusės ten kažkur tai toliau žiūrint, ten nuo gatvės pagrindinės, o net be šviesų važinės, čia medžiotojai. Be šviesų miške gali važinėti. Miške nėra kelio eismo taisyklių. Tai va, ateik beliukai. Net šuo neišgirdo. Nepastebėjo, nepamatė. Da peris pasakys, šaudomės čia. Viskas. Čia kaimyns. Žinos. Veikėjais. Su džipalio važinėjęs. Su džipalio. Tai
Tokie reikalai. Baisu, išlykštų. Ta prasme, ateini į tokį vaizdą, matai. Kokius 5-6 metrus sukaltas piramidė. Čia jau grinai stulpam tokie. Baisiai. Gerai, gana pudrint smegenų, einam skaityti statymus. Gerą vakarą jom.